Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mielieji Šratinuko pasakėlių klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną savaitę, sveikinuosi aš, Dalia, ir ne tik aš, bet šį kartą su manimi bus ir Liveta, kurią mes jau girdėjom labai, sakyčiau, senai ir kaži ar dar kas ją bepamena, taigi Liveta, pasisveikink su mumis, parodyk savo balsą, galbūt kas nors dar tave prisimins. Labas. Taigi, bet ne tik Liveta, šį kartą mes laidelėje būsim trise. Dar aš turiu mažąją pašnekovę, kurios vardas yra prisistatyk pati. Aš esu Aurita. Taip, Aurita yra kartu su mumis, taigi Aurita, tu esi pirmą kartą, gal galėtum pasakyti, kiek tau metų? Man yra 9 metai. Ir tu tikriausiai eini į 3 klasę, ar ne? Taip. Gerai, aišku. Taigi tokia labai trumpa pažintis. Na, apie Livetą turbūt mes dar irgi nieko nežinom. Liveta, pasisakyk, kiek tau metų, kelintą klasę eini? 15 į 9. Tai tu jau esi labai didelė mergaitė. Taigi ir turbūt turėtum įminti mįslę, kurią mes uždavėm praėjusią laidą. Bet Aurita nenusiminktų, taip pat gali pagalvoti, ir jeigu Livetai nepasiseks jos įminti, tu galėsi parodyti savo spėjimą. Taigi primenu mįslę visiems radijo klausytojams. Žiemą vasarėlę nešioja vis tą pačią sermėgėlę. Kas tai galėtų būti, Liveta? Nežinau, net neįsivaizduoju. Na, tuomet aš kartoju dar kartą ir galbūt Aurita žinos. Žiemą vasarėlę nešioja vis tą pačią sermėgėlę. Žodžiu, ir žiemą, ir vasarą vienodai atrodo tie patys rūbai, ar kailis, ar plunksnas, ar dar kas. Medis. Panašu į medį. Ta prasme, įminimas nėra panašus į medį, bet kai kurie medžiai, tarkim eglės ir žiemą ar vasarą su tais pačiais spygliais visą laiką, tai irgi tiktų. Bet šį kartą šios mįslės įminimas yra varna. Taigi, tai reiškia, kad mes šią laidą kalbėsime apie varnas. Galbūt jūs galit ką nors papasakoti apie varnas, kokią nors istoriją, kaip jos atrodo? Jos juodos, didelės. Ir kokį garsą jos skleidžia? Gali pamėgdžioti varnų ne knarkimą, bet karkimą. Kar. Na, iš dalies panašiai, jos tik tai taip garsiai, jų daugybė prisirenka kokią nors medžio viršūnį ir reikia. Liveta, pabandyk tu pamėgdžiot. Kar. Žodžiu, na, bet kol mes nepradėjom čia taip jau galutinai įsikarksėti, galbūt pasiklausom pasakas ir sužinosim, ką mes apie tas varnas turim šnekėti toliau. Kartą skrido per kiemą varna. Pamatė kieme porelę baltų balandžių, kuriuos lesino vaikai duonos trupinėliais. Ir nutupė ant kraigo, norėdama pasivogti savo kokį trupinėlį. Vaje, Algiuk, koks tai įsimurzinęs? Sušuko maža mergytė, linksmai juokdamas ir piršteliu rodydama į vieną berniuką. Visas juodas kaip varna. O tu įsižiojusi kaip varna, atšovė berniukas įsižeidęs. Varna, šakinėjo mergytė. Tuo tarpu berniukas pamatė ant stogo varną ir sviedė į akmenį. Kokie jūs laimingi, kad esate balti, suriko varna balandžiams, nesitverdama pavydu. Žmonės myli jūs, apie jūsų giminę sudėta gražiausių dainų, o mus, varnas, visi plūsta, svaido akmenimis, drasko mūsų lizdus. Mūsų giminėje taip pat ne visi balti, atsiliepė balandžiai. Neplepėkite nieko, piktai karkė varna, sukdama ore ratą. Aš žinau, kad yra balandžių mėlynų, margų, molio spalvos, bet tokio bjauraus juodo balandžio, kokios esame mes, varnos, man neteko sutikti. Kuo čia dėta spalva? Nusistebėjo baltieji bičiuliai.
Būkite tokios geros, nelaužykite medeliams šakų ir žmonės jūs taip pat mylės. Ne, žmonės vis tiek nemylėtų mūsų, nes esame juodos. Atkirto varna ir nuskrido į kitą kaimo galą. Ten ji pamatė gandrą, kuris stovėjo ant vienos kojos savo lizde ir smagiai kaleno snapu. Bepigu tau, ilga kenki. Esi baltas ir už tai patinki žmonėms, o iš manęs visi šaiposi svaido akmenimis. Ėmė skųstis varna. Ar tu nematai ant mano nugaros juodo lopo? Nusistebėjo gandras. Tas lopas tik dar labiau puošia tave. Liūdnai sukarkė varna. Ak, nežinau, ką atiduočiau, kad galėčiau pasidaryti baltą. Ko čia dėta spalva? Pakraipė galvą gandras. Būk tokia gera, nemoki žmonių viščiukų ir visi tave mylės. Vailai kalbė, supyko varna. Tu per vasarą netiek išgaudai varlių ir tai niekas nieko nesako. Taip tarusi, ji pakilo ir nuskrido į sodą. Buvo gražus pavasario vakaras. Sodas žydėjo baltai, skleisdamas malonų svaiginamą kvapą. Dideli, skaidrus rasos lasai blizgėjo žiedų taurelėse, lyg brangiausi perlai. Po vieno obelimi sėdėjo mergina ir švelniai dainavo apie nuostabų sodo žydėjimą. Kokia niekinga mano juodoji giminė, sukarkė varna nusiminusi. Jeigu aš turėčiau tokius puošnius baltus drabužius, kaip tu, gražusis sode, ta mergina taip pat džiaugtųsi manimi ir dainuotų apie mane dainas. Taip, suošė sodas. Žmonėms patinka mano grožis, bet labiausiai jie mane myli už vaisius, kuriais aš apdovanoju juos rudenį. Nieko splėpė, atkirto varna. Štai pažvelk į mėnulį, ant jo neauga nei alyvos, nei obaliai, nesirpsta vyšnios, o žmonės myli jį, nes šviesa visiems patinka labiau negu tamsa. Mėnulis šyptelėjo, išgirdęs tokias varnos kalbas ir tarė jai. Nėra ko man pavydėti, mielas paukštelė, nors tavo apdaras paprastas, bet savas, o mano gražieji sidabriniai drabužiai skolinti. Aš šviečiu ne tada, kai panoriu, o kai mano šeimininkiai saulei patinka. Bet saulės nėra, suriko varna. Tu vienas viešpatauji danguje. Saulė greitai patekės ir aš turėsiu pasislėpti, liūdnai tarė mėnulis. Bet jeigu tu labai nori pasidaryti balta, aš tau galiu padėti. Oi, nežinau, ką atiduočiau, jeigu tu pakeistų mano bjauriausias plunksnas. Sušuko varna nepaprastai nudžiugusi. Gerai, nusišypsojo mėnulis. Išsiprausk rasoje ir kol išauš, tu tapsi baltesnė ir už šią žydinčią obelį. Varna padarė, kaip mėnulis buvo pamokęs, o kai patekėjo saulė, ji linksmai sukrankė ir nuskrido pasirodyti savo draugėms. Varnos tuojau apipuolė ją, labiausiai stebėdamas, iššaukdamas visą gerklę. Balta varna negali būti! Tokių varnų nėra pasaulyje, tai apsimetėlė! Vykite šalin! Užkapoti ją! Balta varna ne juokais išsigando ir nėrė į šalį, bet gandas apie ją pasiekė ir kitus paukščius. Išgirdusios apie nepaprastą varną, debesimis lėkė iš visų pusių kregždės, zylės, kielės, pempės, vyturiai. Kur ji? Teiravosi balandžiai. Ir mes lėkim pasižiūrėti, neatsiliekime, šūkavo tilvikai. Leiskite mane į priekį, leiskite, mosavo vanagas galingais sparnais. Aš dar nesu ragavęs baltos varnos mėselės. O vargšė varna iš baimės nebežinodama, ką daryti, smuko į kiemą, kuriame vaikai lesino balandžius. Lėkdama jie atsitrenkė į tvorą ir apsvaigo. Algiukas pagavo ją ir uždarė į narvelį. Nuo to atsitikimo praėjo labai daug laiko. Algiukas dabar jau suaugęs vyras tvirtina, kad visai nebuvo tokio atsitikimo. Tai esanti tik pasaka, kurią girdėjęs iš savo dėdės. Tačiau daugelis mano, kad balta varna tebeklaidžioja po pasaulį, slapstydamasi nuo savo prastų giminaičių, kurių išsižadėjo. Šratinuko pasakėlės. Taigi iš
išklausėme tokią painę, sudėtingą, bet tuo pačiu ir labai įdomią pasaką. Ir Aurita, ar patiko ji tau? Taip. Olivetai, ar patiko? Taip. Taip paprastai, be jokių komentarų? Jo. Bet tuomet aš jūsų paklausiu, kad taip lengvai neprasisuktumėt nieko nekalbėdamas. Žodžiu, kodėl ta paprasta juoda varna panoro staiga tapti balta? Nes buvo visi paukščiai balti, gražus ir jai patiko balta spalva, o kad jų galvoja, kad ji juoda, tai jų žmonės nekenčia. Aha, žodžiu, varna įsivaizdavo, kad ji yra nemėgstama ne todėl, kaip kiti paukščiai jai sakė, kad ji viščiukus vagia, kad ji medžių šakeles laužo, bet todėl, kad ji yra juoda. Ar galima nemėgti paukščio arba, tarkim, žmogaus ar kokio kitokio gyvūno dėl jo kokios nors neįprastos kailio, plaukų spalvos, plunksnų spalvos? Liveta, kaip tau atrodo? Nemanau. Manau, kad dėl jo elgesio, dėl charakterio bruožų. Taigi, žodžiu, varna klydo ir iš tikrųjų jos ne dėl spalvos nemėgo visi. Jo. Ir kaip matom, jinai paskui, kad ir pasidarė balta, ar jai nuo to buvo geriau? Ne. Ir kas tada atsitiko? Ją pradėjo visos kitos varnos pulti, kapoti. Žodžiu, ji ne tik, kad nepatiko žmonėms, bet tuomet jau nebepatiko ir savoms varnoms. Tai manau, kad šita baltoji varna prisidarė savo tik dar daugiau nemalonumų. Ir dabar man staiga kyla toks klausimas, o kaipgi vadinasi gyvūnai, būna kartais ir žmonės, kurie įprastai yra kitokios spalvos, bet kartais gimsta balti. Kaip jie vadinasi? Balti ir dar pridėsiu raudonomis akimis. Būna tokių, labai retų atvejų. Aurita, ar žinai? Ne. Liveta, ar tikrai nesigirdėjusi? Ne. Kaip jūs taip nieko nežinot? Aš tuomet jums pasakysiu, kad tokie padarai, nežinau kaip tai pavadinti, tokie žmonės, tokie gyvūnai vadinasi albinosais. Žodžiu, jeigu tai yra žmogus, tai dažniausiai oda yra tokia pernelyg balta, plaukai balti, blakstienos baltos, antakiai balti, žodžiu, jie balti ir tik tais akys yra tokios, paraudusios raudonos. Pavyzdžiui, yra daugybė, galite pasiieškoti, kas mūsų klausosi ir labai susidomėję tais albinosais, tai susivesti į interneto paiešką albinosą ir tuomet turėtų išmesti dažniausiai triušio, albinosų triušio. Jie yra tokie irgi balti triušiai, nieko atrodo nesiskiria nuo kitų, tačiau jų akys yra raudonos. Vat štai tokie jie ir yra keistuoliai. Tai va, o jūs ar nenorėtumėt staiga tapti baltos, kad plaukai balti ir lūpos baltos, visos baltos? Aurita, norėtum būti balta? Ne, nenorėčiau. O galbūt labiau norėtum būti juoda? Ne. Tai tada kokia norėtum būti? Nežinau. Gerai taip, kaip yra dabar? Taip. Oliveta, tikriausiai norėtum būti raudona. Valandai tai norėčiau. Tik vienai valandai? Jo. O daugiau? Kokias nors kitokias spalvos pamainyti mėlyną? O galbūt baltą? Jo, tai po valandą. Po valandą vis pakeisti spalvą. Tai čia panašiai kaip chameleonai, tik jie prie aplinkos prisitaikę, pakeičia spalvą. Įlenda į žalią žolę, tampa žali, kur nors ant tamsios žemės jie patamsėja. Tai Liveta irgi norėtum būti kaip chameleonas. Jo. Taigi, tuomet štai taip apie tas kalbas ir apie tas baltas varnas. Na, o dabar, manau, man belieka tik tai užduoti mįslę, kurios įminimas, dabar visiems dar kartą pakartojau turbūt įgrįsusią maldelę, kaip ten ta mįslė susijusi su artėjančia laida. Žodžiu, kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje, taip ir šią laidą aš užduosiu mįslę. Ir tos mįslės įminimas bus lyg ir užuomena į artėjančios laidos temą. Taigi,
kitą savaitę mes išsiaiškinsim mįslės įminimą, taip pat sužinosime, apie ką mes kalbėsim. Na, o dabar mįslė visiems radijo klausytojams, taip pat ir čia susirinkusiams Auritai su Liveta. Mįslė skamba štai taip. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. Taigi kartoju dar kartą. Gerai įsiklausykite visi, kas dabar namuose klausosi mūsų laidelės, pasididinkite garsą ir aš dar kartą kartoju mįslę. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. Kas yra tas daiktas, kuris yra toks gardus ir saldus, tačiau jau, kaip suprantu, nepavalgysim į lėkštę ar į dubenį neįsidėsim? Taigi apie mįslę mąstykite jūs, mąstysime ir mes, o dabar tiesiog linksmai atsisveikiname. Iki! Ate. Ate. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.